Tai interaktyvi vaizdo pamoka, kurioje ugdoma gebėjimas suprasti ir gerbti autorių teisės, kultūrinį paveldą, kūrybinės licencijas ir teisingą šaltinių naudojimą. Turėdami šį įgūdį galėsite gerbti autorių teisės ir teisėto turinio naudojimo taisyklės, atpažinti ir teisingai naudoti Creative Commons licencijas, naudoti nemokamus išteklius, kurie atitinka autorių teisių įstatymus, sudaryti aiškius bendradarbiavimo susitarimus, siekiant apsaugoti visų šalių teisės, apginti savo kūrinius teisinėmis apsaugos ir archyvavimo priemonėmis. Kviečiame peržiūrėti trumpą animuotą vaizdo įrašą, daugiau sužinoti apie atsakomybę už intelektinę nuosavybę ir atlikti savęs vertinimo užduotį. Sveiki atvykę į pamoką apie intelektinę nuosavybę ir jūsų idėjų apsaugą. Kultūros ir kūrybos sektoriuose kiekvienas kūrinys turi vertę, nes yra unikalus, nesvarbu, ar kalbame apie meną, dizainą, iliustracijas, fotografiją, muziką ar skaitmeninį turinį. Šis unikalumas yra saugomas autorių teisių, kurios garantuoja, kad jūs galite kontroliuoti, kaip naudojamas jūsų darbas. Skaitmeninėme amžiuje daugelis mano, kad viskas internete yra nemokama arba gali būti naudojama laisvai. Tačiau tikrovė yra kitokia. Kiekvienas kūrinys turi autorių, kurio teisės yra automatiškai saugomos, nepriklausomai nuo to, ar kūrinys yra paskelbtas ar ne. Šių teisių gerbimas yra ne tik teisinė prievolė, bet ir profesionalumo, pagarbos ir sąžiningumo ženklas. Šioje pamokoje išmoksite, kaip apsaugoti savo kūrinius ir kaip teisėtai naudoti kitų kūrinius. Sužinosite, kas yra licencijos, kaip atpažinti saugias nemokamas medžiagas, kaip teisėtai bendradarbiauti su kitais kūrėjais ir kokie pavojai kyla, jei autoriaus teisės yra ignoruojamos. Intelektinės nuosavybės apsauga ne tik apsaugo jūs, bet ir prisideda prie sąžiningos ir tvarios kūrybinės aplinkos visai bendruomeniai kūrimo. Be to, aptarsime sudėtingas situacijas, pavyzdžiui, tarptautinį bendradarbiavimą, kai skirtingose šalyse gali būti skirtingi teisės aktai ir kaip tinkamų planavimų ar dokumentavimų galima išvengti teisių konfliktų. Pavyzdžiui, jei internete platinate kūrinį, kuriame naudojami kitos kultūros elementai, būtina gauti aiškų leidimą ir gerbti tos bendruomenės taisyklės. Tokiu būdu jūsų kūrybiškumas išlieka laisvas, bet atsakingas. Svarbus elementas naudojant kitų kūrėjų medžiagą yra licencijų ir autorių teisių supratimas. Bet koks kūrinys yra automatiškai saugomas autorių teisių, net jei autorius to aiškiai nenurodė. Tai reiškia, kad be aiškaus leidimo negalite naudoti kitų žmonių kūrinių, išskyrus atvejus, kai licencija leidžia nemokamą naudojimą. Creative Commons licencijos aiškiai nurodo, kaip galite naudoti medžiagą, ar turite nurodyti autorių, ar galite keisti kūrinį, ar leidžiama jį naudoti komerciniais tikslais. Pavyzdžiui, kai kurios licencijos leidžia nemokamai naudoti medžiagą, bet reikalauja nurodyti autorių. Kitos leidžia naudoti tik nekomerciniais tikslais, dar kitos neleidžia keisti medžiagos. Prieš atsisiųsdami ir naudodami bet kokią medžiagą atidžiai perskaitykite licenciją. Taip išvengsite teisinių konfliktų ir parodysite pagarbą kitų kūrėjų darbui. Pauzė apmąstymams. Ar kada nors naudojate vaizdus ar muziką nepatikrinę licencijos? Be to, licencijos gali turėti įtakos jūsų kūrybai. Jei norite, kad jūsų kūrinį galėtų pakartotinai naudoti kiti menininkai, galite pasirinkti jį paviešinti pagal konkrečią Creative Commons licenciją. Tai prisideda prie dalymosi ir bendradarbiavimo kultūros, tuo pačiu išlaikant jūsų kūrinio teisinę apsaugą. Todėl licencijų žinojimas yra ne tik techninė taisyklė, bet ir strateginė priemonė jūsų kūrybiniai karjerai. Norėdami gauti kokybišką medžiagą, jums nereikia rizikuoti pažeisti autorių teisės. Yra saugių platformų, kurios siūlo nemokamą medžiagą parengtą naudoti net komerciniais tikslais. Geriausiai žinomos yra Unsplash, Pixabay ir Pexels. Čia galite rasti nuotraukas, vaizdo įrašus, garso takelius ir kitus vaizdo ar garso išteklius, kuriuos galima naudoti teisėtai ir nemokamai. Net jei tai nėra privaloma, gera praktika yra nurodyti medžiagos autorių. Šis gestas rodo pagarbą kitų menininkų darbui ir prisideda prie etiškos ir atsakingos profesinės aplinkos kūrimo. Praktinė užduotis. Pasirinkite vaizdą, kuris atspindi Ukrainos kultūrą, patikrinkite licenciją, pažiūrėkite, ar jį galima pritaikyti ir jei reikia, paminėkite autorių. Tai būdas išmokti teisingai ir etiškai naudoti skaitmeninius išteklius. Be to, šių nemokamų išteklių naudojimą galima derinti su asmeninė kūryba, kad būtų sukurtas originalus turinys. Pavyzdžiui, galite naudoti nuotrauką iš nemokamos kolekcijos kaip koliažo, animacijos ar mokomosios medžiagos pagrindą, pridėdami savo elementus
kad galutinis rezultatas būtų unikalus ir saugomas jūsų autorių teisių. Bendradarbiaujant su kitais menininkais, renginių organizatoriais, agentūromis ar klientais, būtina sudaryti aiškias sutartis pageidautina raštu. Aiški sutartis nustato, kas yra autorius, kas gali naudoti kūrinį ir kokiomis sąlygomis, ar jį galima keisti, kaip dalijamasi pajamomis ir kas sprendžia dėl ilgalaikio naudojimo. Pavyzdžiui, jei kuriate logotipą įmonei, turi būti aišku, ar teisės perduodamos visiškai, ar tik ribotam naudojimui. Jei dalyvaujate parodoje, turi būti aišku, kas gali naudoti kūrinių nuotraukas. Tokio susitarimo nebuvimas dažnai sukelia konfliktus, nesusipratimus ar teisių į savo kūrinį praradimą. Aiškios sutartys apsaugo ne tik jūsų teisės, bet ir profesinius santykius, padeda išvengti ginčų ir užtikrina ilgalaikį bei produktyvų bendradarbiavimą. Jos taip pat gali apimti papildomas sąlygas dėl pakeitimų, sublicencijavimo ar skaitmeninio platinimo, kurios tampa vis svarbesnės globalizuotoje internetinėje aplinkoje. Menininkui ar kūrėjui savo kūrinio apsauga prasideda nuo jo sukūrimo momento. Paprasti metodai apima kūrinio pasirašymą, diskretiškų vandens ženklų įdėjimą, vaizdus, originalių failų su sukūrimo data saugojimą ir jų archyvavimą saugioje vietoje. Taip pat galite naudoti elektroninius laiškus, kad išsiųstumėte savo darbus savo kaip jų egzistavimo įrodymą konkrečią datą. Didesnių projektų atveju prekės ženklo, autorių teisių dokumentų ir kūrybinių licencijų registravimas suteikia teisinę apsaugą ir profesinį pripažinimą. Visos šios priemonės padeda įrodyti, kad esate autorius, valdyti naudojimo teisės ir apsaugoti savo laiko ir išteklių investicijas. Be to, gerai organizuotas skaitmeninis archyvas palengvina projektų sekimą, bendradarbiavimą su kitais kūrėjais ir greitą jūsų teisių įrodymą kilus ginčams ir atsitiktiniams pažeidimams. Pažvelkime į 2 pavyzdžius. Neigiamas atvejis. Kūrėjas internete paskelbė iliustraciją be vandens ženklo, o įmonė ją atsisiunčia ir naudoja reklaminėje kampanijoje be nuorodos į autorių ir nemokėdama už ją. Teisių atgavimas reikalauja ilgo ir brangaus teisminio proceso. Teigiamas atvejis. Kita kūrėja naudoja vandens ženklus, archyvuoja failus ir dirba pagal aiškius susitarimus. Panašiose situacijose ji gali iš karto įrodyti, kad yra autorė ir teisėtai dėrėtis dėl savo teisių ir atlygio. Skirtumas tarp šių 2 atvejų yra teisinis išsilavinimas ir dėmesys detalėmis. Šie atvejų tyrimai iliustruoja, kiek profesinę sėkmę gali paveikti supratimas ir teisingas autorių teisių taikymas. Jie taip pat rodo, kad prevencija visada yra veiksmingesnė nei klaidų taisymas po to, kai jos jau padarytos. Pagarba kitų teisėms neriboja kūrybiškumo. Jis suteikia laisvę kurti saugiai. Gerbdami kitų darbą, saugodami savo kūrinius, dirbdami pagal aiškius susitarimus ir naudodami tinkamas licencijas, ne tik išvengiate teisinių problemų, bet ir užsitarnaujate tvirtą reputaciją kultūros ir kūrybos sektoriuose. Gerbdami ir saugodami savo darbą, užtikrinate savo karjeros tvarumą ir auditorijos bei partnerių pasitikėjimą. Tai taip pat skatina etišką, atsakingą ir bendradarbiavimo grindžiamą profesinę aplinką. Gerbkite kitų teisės, saugokite savo kūrinius, kurkite laisvai ir tvariai. Tai yra raktas į tvarią ir gerbiamą kūrybinę karjerą. Ilgalaikėje perspektyvoje atsakingas kūrybiškumas atveria daugybę galimybių, tarptautinius partnerystės ryšius, profesinį pripažinimą ir galimybę įkvėpti kitus kūrėjus laikytis tų pačių etikos principų. Dabar kviečiame jūs patikrinti savo žinias atsakant į pateiktus klausimus. Pažymėkite teisingą atsakymą. Nepriklausomai nuo to, ar pasirinkote teisingai ar neteisingai, jums bus pateiktas atsakymo paaiškinimas. Pradėkime. Ši pamoka baigta. Dėkojame už dalyvavimą. Sekite e-studijos programą, kad pagilintumėte savo pagrindinės kompetencijas reikalingas verslumui kūrybinėse pramonės šakose. Sėkmingai baigę mokymą gausite skaitmeninį ženklelį Sėkmė KKS, aš galiu tai padaryti.